Labas visiems. Pasitikslinu, epizodas 29, klausimai, atsakymai, netgi 18 dalis. Kaip visą laiką, visų pirma noriu padėkoti kiekvienam, kas skyrėte laiko, tai yra jums, sugalvoti klausimų, temų. Ypač jų daug po Lietuvos čempionato, daug kam įdomu kaip, kas, kodėl, kas toliau. Apie viską pašnekėsime iš eilės. Tuo pačiu ačiū kiekvienam, kas pasveikinote mane tapus jau 11 kartą į PSA RIDAPA Lietuvos čempionu. Ačiū tiems, kurie nepasveikino, kas turi kitus favoritus, tai yra sporto dalis. Jeigu ne jūs, ne viskas turbūt būtų taip įdomu. Mato eilė dar ateis, aš tuo net neabejoju. Viskam yra turbūt savas laikas ir tas maišelis su medaliais jisai prakiurs vieną dieną smarkiai ir ten pabirs viskas, ko tik tai norite. Man atrodo, Matas dabar yra šiaip bendruomenės tas toksai favoritas. Visi laukia. Tai kaip aš ir sakiau prieš čempionatą ir ne vienam iš savo konkurentų, mano darbas yra padaryti, kad jums būtų kuo sunkiau. O kai jūs tai pasieksite, tai bus labai pelnyta jūsų pergalė. Tai tą progą keliaujame prie klausimų. Pirmas klausimas. Kasdien rašai Europos pistoletų čempionato apžvalgas. Kodėl komentavai tik apie dalį sportininkų? Tai aš šiek tiek apie tai buvau užsiminęs, man atrodo, ir paskutiniame epizode, kad per jautri publika mūsų bendruomenėje nelabai patinka kažkam tai kritika, kad ir konstruktyvi, nes vėl aš grįšiu prie to, kad aš neišgalvoju tų prognozių, o aš remiuosi statistiką, tai yra kaip žmonės dalyvauja varžybose Lietuvoje, užsienyje. Tai yra, tiksliau nesugalvosi, nėra jokių stebuklų. Čia labai paprastas pavyzdys. Jeigu sportininkas užsienyje varžybose renka maksimum 80%, kodėl jisai turėtų rinkti daugiau Europos čempionate, kur vėlgi žaidžia dar papildomų faktorių, kur tu supranti, kad tu turi galimybę vieną per 4 metus, ne? Dabar, man atrodo, toksai ciklas. Tai jeigu tu renki vieną kartą 82, trečią 80, nu tu iki 90 nepritemsi niekaip. Tai tiesiog aš pasirinkau tuos sportininkus, ypač tuos, kurie ir norėjo, kad aš paprognozuočiau dar prieš čempionatą. Ir mano prognozės pasiteisino beveik 100% išskyrus vieną išimtį, kurią turiu pripažinti, fantastiškas Donato pasirodymas Production divizione. Visą kitą aš pataikiau puikiai tiesiog. Jeigu jums įdomu, jūs galite pasižiūrėti ankstesnius epizodus, jeigu dar nežiūrėjote. Ir pamatysite, kad rezultatai buvo tokie, kokius aš juos numačiau. Turbūt taip reikėtų sakyti. O kiti sportininkai, vėlgi, jeigu tu imi tuos, iš kurių tikiesi kažko, tai kurie turi patirties, tu turi imti ir tuos, kurie turi mažiau patirties. Man tas labai žodis gal turistai nepatinka, nes vis tiek žmonės skiria laiko, skiria resursų, ruošiasi daugiau ar mažiau. Ir mano nuomonė, kad kai tu nuvyksti į tokį renginį, tu parsiveži iš jo kaip minimum labai daug patirties. Čia aš visą laiką sakau, kai tu nuvažiuoji į, tarkim, į tą patį ekstremą Čekijoje ir tu grįžti šaudyti į Lietuvą po Čekijos ekstremo, viskas atrodo labai paprasta. Tai va tiek. Antras klausimas. Iš visko, ką šiais metais šaudėjai, kas buvo sunkiausia, lengviausia? Tai lengva nebūna nieko, niekada, ypač kai kovoji dėl aukščiausių vietų. Kai tu tik tai pagalvoji, kad kažkas tai yra lengvai pasiekiama, tau gyvenimas taip duoda per kuprą, kad tu tada sėdi apsišikęs ir galvoji greičiau, tas kitas Lietuvos čempionatas ateitų, kad galėčiau padaryti kažkokį tai comeback. O praktikos aš tame turiu, nepatrauktos virvės normaliai, lūžusi dėtuvė, aš žinau, kaip likti antram per va tiek va. Tai netgi šio čempionato metu, kadangi antrą dieną rezultatai buvo atnaujinami beveik live, ten kas beveik
30 minučių. Aš jau į pabaigą turėjau tokią baimę, galbūt netgi būtų galima pasakyti, ir mintis tokia buvo, kad nejaugi aš vėl per tiek pralošiu. Bet susiklostė viskas toliau, kaip susiklostė. Mes ten detaliau dar aptarsime kitose klausimuose. Ir sako, kad šį kartą pasisekė man. Čia aš tik tai taip galiu pasakyti, kai tu laimi 1% ten 17 ar 18 taškų, čia yra pasisekė. Čia yra nemeistriškumas. Kiekvienas iš 4 dalyvių galėjo laimėti Lietuvos čempionatą ir tai nebūtų jokiom aplinkybėm keista. Tiesiog man pasisekė šiuo atveju labiausiai. Tai vėlgi, lengva, nieko, patogu. Man vis dėlto turbūt PCC disciplina yra patogiausia, aš geriausiai joje jaučiuosi. Sunkiausia turbūt buvo psichologiškai per vieną savaitę pasiruošti šotgano varžyboms Lenkijoje, kai supratau, kad mano pusės metų įdėtas darbas yra lygus absoliučiai 0 su openo šotganu. Tada ką, išsitrauki savo benelį, pabučiuoji į vamzdį, atsiprašai labai ir eini tiesiog vėl užtaisinėti. Ir tada po savaitės šoviau Lenkiją ir tada dar mėnesį laiko, nesumeluosiu pasakęs, kad beveik kiekvieną dieną treniravaus būtent užtaisinėjimą, kas man padėjo Lenkijos jau čempionate šotgano patekti į top 10, kuo aš labai labai džiaugiuosi. Tai va šitas visas toksai, čia ne tiek gal techninė prasme sudėtinga, bet tas psichologiškai, kai tu supranti, kad tu ruošiesi pusę metų niekam ir tada turi labai labai greitai persijungti kitą režimą, tai va tai yra tikriausiai sudėtingiausia, kas kol kas nutiko šiais metais. Trečias klausimas. Kodėl paskutinę akimirką LTO pakeitė Production Optics į PCC? Tai pakeičiau čia tik tai techninė prasme. Sprendimas buvo priimtas labai labai ankstyvam šių metų, šio sezono turbūt, ar metų pačioje pradžioje iš tikrųjų. Aš jums dabar kai papasakosiu, aš jums įkelsiu tokį įdomų video iš savo pirmosios treniruotės 2026 metais. Tai sprendimas buvo priimtas senai, aš nebuvau su jumis iki galo sąžiningas. Priežastis to manęs jau klausė, sako, kodėl tai tokį sprendimą priėmė. Tai mano atsakymas yra toksai, aš nenorėjau tiesiog paduoti papildomos motyvacijos savo konkurentams. Nes aš žinojau, kad Lietuvos PCC čempionatui aš turėsiu pasiruošti per 2 savaitės realiai. Nes treniruojant aš nuo metų pradžios karts nuo karto iššaudavau PCC, bet tai nebuvo nuoseklus darbas. Aš neturėjau varžybų PCC. Tai buvo toksai 2 savaičių arimas. Tai aš norėdamas biškį, kaip sakant, nežinau, užliuliuot konkurentus ir nepaduoti jam motyvacijos dar daugiau įdėti darbą, tiesiog tokią strategiją, vienkartinę strategiją čia vadinasi, nes net neabejoju, kad kitais metais jau visi labai 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 norės viską sudėlioti šiek tiek kitaip. Aš tą priimu. Šį kartą mano ta strategija pasiteisino. Tai pasižiūrėkite video, kurį aš jums dabar įkeliu. Labas, šitą video pradėsiu. Taip, tai šiandien yra sausio 30 diena ir aš jau turiu priėmęs sprendimą, kad Lietuvos čempionatą šiais metais šausiu PCC disciplinoje. Tiesiog mano vaikas nori tėčio 11 nacionalinio čempiono titulo. O man įdomu pasitikrinti, ar aš dar vis galiu. Tai šiandien 1 diena šaudykloje. Tikiuosi, kad jūs ilsitės, nes kuo jūs ilgiau ilsėsitės, to man bus lengviau. Šiandien -15, pasižiūrėkit, kokia graži diena. Kai žiūrite šitą video, yra turbūt rugpjūtis, kokį +20, ne? Tai va, dirbam, todėl Lietuvos čempionatą aš ir laimėsiu. 4. klausimas. Man aišku, kad šaudai daug ir dėl to šaudai gerai. Ačiū. Spaudimas didelis, visi nori būti aukščiau, kaip pasiruoši psichologiškai. Pasistengsiu taip, kiek įmanoma nuosekliau gal sudėlioti mintis.
Visų pirma, kaip vienas sportininkas prieš startą Lietuvos čempionato sakė, pas tave turbūt startinio jaudulio su tiek patirties jau nebėra. Tai tikrai nebėra, aš į kiekvienas varžybas atvažiuoju pasiruošęs tiek, kiek aš galiu pasiruošti, žinodamas vėlgi statistiškai, kur aš galiu tose varžybose būti, ir tai labai sudėlioja tą mano game planą. Aš niekada nebandysiu pramušti sienos, kurią pramušti tikimybė pas mane yra labai maža. Čia perkeltinė prasme. Tai va šito dalyko čia turbūt galima būtų pasakyti šito sporto raštingumas. Tai mano nuomonė, mano konkurentams jo trūksta, nes vėlgi sekdamas juos, jie man šiais metais tikrai padavė pakankamai daug video medžiagos, aš galėjau suprasti, kokiam lygyje jie šaudo. Jie man padavė rezultatų, kur jie tarpusavę konkuruoja ir aš galėjau tam tikras išvadas pasidaryti. Ir vėlgi aš grįšiu prie to, kad mano game planas pasirinktas buvo, kurį aš netgi važiuodamas po jau kai baigiau visus 18 pratimų, Instagrame story aš pasakiau, mano game planas buvo padaryti kuo mažiau klaidų ir tikėtis, kad mano konkurentai padarys jų daugiau. Tai kai tu turi vėlgi pasiruošimą, tokį kokį pats turbūt susikuri, pasiruošimas tau suteikia pasitikėjimo savim. Visa kita, tu tiesiog tą pasiruošimą adaptuoji pagal situaciją, pagal konkurentus ir tu supranti, kad tu paduosi jiems savo tą pasirodymą ir vienintelis klausimas lieka, o ką jie su tuo darys? Tai mano nuomonė, jie su tuo nepadarė visiškai nieko. Ir vėl grįšiu, kaip ir sakiau prieš tai, čia nėra, Lietuvos čempionate tai nėra ta pergalė, kur aš galiu pasakyti, jo, aš tiesiog parodžiau, kad esu visą galvą aukščiau, tai tikrai ne. Čia sulošė sėkmės faktorius ir ne kitaip, bet vėl pasakysiu dar kartą tą patį, sekasi geriausiams. 5 klausimas. Kaip tau LTO pratimai? Tai čia yra tas klausimas, kur aš norėjau patikslinimo, bet jo negavau, todėl teks tiesiog interpretuoti. Aš turbūt niekada, ir esu tą sakęs tikrai ne kartą, niekada, kokio lygio varžybose bedalyvaučiau, jūs iš manęs tikrai niekada neišgirsite, kad man pratimai nepatiko, man jie ten neįdomus, nepatogus ar panašiai. Visur, kur man yra sunku, aš priimu tai kaip mano problemą, mano silpnų įgūdžių parodymą. Ir tai yra vėlgi, jeigu tu esi pakankamai protingas, tu gali tuos savo trūkumus dirbti ties jais ir tobulinti ir kitą kartą pasirodyti geriau. Tai mano atsakymas tiesiog nėra blogų pratimų, jūs tiesiog esate prastas šaulys vienokiuose ar kitokiuose pratimuose. Aš suprantu, ką turima omeny, bet kadangi patikslinimo negavau, tai mano atsakymas bus toks. 6 klausimas. Ar po Lietuvos čempionato manai, kad sportininkų lygis Lietuvoje pakilęs? Taip, jau rašiau apie tai. Istoriškai 4 sportininkai 97%, pataisykite jeigu klystu, manau, čia yra pirmas kartas. Tai viena iš priežasčių, kodėl kitą dieną ar dar kitą dieną po Lietuvos čempionato su visais 3 konkurentais bendrai turėjau kokių 3 valandų pokalbį. Aptarėme, kaip viskas galėjo, kas būtų, jeigu būtų. Žodžiu, pasakysiu taip. Tai buvo labai įtempta, įdomi kova iki pat paskutinio pratimo. Ir taip, turiu pripažinti, kad Lietuvos sportininko lygis pakilęs yra. 7 klausimas. Mačiau Instagramo storius, kad birželio mėnesį dar šaudė lygiavamzdžio varžybas. Tada atostogavai. Pasiruošimas LTO buvo trumpas. Kiek iššovei prieš Lithuania Open? Tai aš po Lenkijos čempionato lygiavamzdžių
su šeima išskridau atostogų, grįžau Liepos 3 dieną ir tada su kelių dienų turbūt pertrauką šoviau kasdien po kokius 500 plus, tai virš 5000 turėtų būti šauta per tas 2 savaitės. Pabaiga jau buvo psichologiškai sudėtinga, nes nuo pačio proceso jau aš nebenorėjau šaudyti. Tai sakyčiau taip, pakankamai dėkinga galbūt ta situacija buvo, kad aš jau buvau ties perdegimo riba, bet dar vis alkanas, nežinojau, kad aš turiu užperforminti ir turiu tą tokį po 2 metų pasirodymą padaryti. Turbūt ne tiek šiuo atveju dėl savęs, man vėlgi šitas laimėjimas man yra ne tiek svarbus dėl savęs, nes jis yra 11, jisai man nėra, aš neįvardinčiau jo kaip išskirtinio, jisai labai įtemptas, bet aš esu turėjęs įtemptų Lietuvos čempionatų, bet kai vaikas pasako 10 tai ne 11, tu supranti, kad turi dirbti. Dabar jisai sako 11 tai ne 12, tai nebežinojau, ką daryti. 8 klausimas, kiek svarbu sportininkui, kai bendruomenė teigia, kad jis yra geriausias, kaip tai konvertuoti į kažkokią naudą. Vėl norėjau šito klausimo patikslinimo, jo negavau, tai aš taip gal painterpretuosiu savaip. Kiek man yra svarbu, kad man pasako kažkas tai, kad tu esi geriausias. Tai yra svarbu, aš sakyčiau taip, vieną kartą. Žinot, čia kaip įdedi postą ir ten surinki daug laikų. Fainai, malonu, ne, savimeilę paglosto. Tai tie teiginiai bendruomenės, jie yra malonu, nes tau nereikia pačiam savęs kažkaip iškelti, tave iškelia kiti. Kai laimi 11 nacionalinį titulą, aš žinau jau tą jausmą. Jisai man nesukelia, man tai ir aš visą laiką padėkosiu. Visą laiką man labai yra viskas labai fainai, bet tai nėra kažkoks tai toks big deal, sakykime taip. Jau nebėra. Ta jausmą, vėlgi tą prezidentinio medalio laimėjimą, aš visiems linkiu pajusti. Nes tai yra toksai darbo įvertinimas. Kai tave bendruomenė pripažįsta, irgi yra darbo įvertinimas. Bet kai tai yra per daug metų vėl ir vėl, tai natūralu, kad tie jausmai atbunka. Tai aš dar tada gal kitaip pasakyčiau, jūs visi būkite geriausi, o aš iš to uždirbinėsiu pinigus. O kaip tai konvertuoti į kažkokią naudą? Tai pasižiūrėkite mano, nežinau, vienus pirmųjų epizodų. Jeigu taip žiūrėt, vėlgi, kai jūs pripažįsta, jums tai yra kaip reklama. Tai ar jūs treniruosite, ar jūs ieškosite rėmėjų, jūs tai galite paduoti kaip kažką tai apčiuopiamo, kad jūs turite pripažinimą bendruomenėje, kad jūs esate laimėjęs tą ir tą. Viskas čia, žinot, čia yra kaip jūsų gyvenimo prašymas, tik tai jūsų sportinės karjeros gyvenimo prašymas. Tai aš manau, tai yra tokie būdai, kaip jūs galite savo laimėjimus konvertuoti į kažką tai, į kažką daugiau, į kažką, kas jūs motyvuos siekti dar daugiau šiame sporte. 9 klausimas, kas toliau? Tai turiu, tiesą sakant, 2 variantus. Pirmas, tai šauti pistoletą kaip 4 discipliną ir užsidaryti juo savo šaudymo sezoną, nes po to dar turėsiu nemažai darbų iki dabar jau spalio pabaigos panašu, kad. Bet turiu dar ir antrą variantą, kuris taip kamputyje man kažkur neduoda ramybės, šauti dar 2 varžybas Lietuvos reitingo, PCC ir laimėti reitingą. Ką jūs į tai? 10 klausimas. Išskirk 3 faktorius, kurie lėmė tavo pergalę Lietuvos čempionate. Tai kadangi su savo tais 3 konkurentais mes jau viską apkalbėjom, aš leisiu savo šiek tiek pakritikuoti. Tai numeris 1,
nesugebėjimas skaičiuoti rezultatų. Mano konkurentų nesugebėjimas. Jums viskas buvo paduota ant lėkštutės. Jeigu jūs mane dabar pastatysite, aš pats kovoju su savim, paduodat man 3 paskutinius pratimus, aš tikrai būčiau laimėjęs Lietuvos čempionatą. Nes jūs bandėte, vėl aš grįšiu prie to, ką sakiau prieš tai, jūs bandėte su galva pramušti sieną. Taip nelaimima yra, kai tu turi konkurentą tokį kaip aš, sakykime taip. Taip nėra laimima. Tu nebandai iššauti 18 pratimų gerai. Tu, kai reikia, pristabdai, kai reikia, parizikuoji ir vertini pačioj pabaigoje, kai tau yra paduodama kas 30 minučių viskas ant lėkštutės, tu labai gali pasidaryti savo išvadas ir priimti tinkamus sprendimus, kažkur surinkti taškus, kažkur parizikuoti, jeigu reikia. Bet šiuo atveju atrodė taip, kad visi rizikuoja, kas vėlgi. Pereisiu prie antros dalies, misai. Jeigu taip grįžti, likus 3 pratimam, aš jau minėjau prieš tai, aš galvojau, kad greičiausiai aš pralaimėsiu. Nedaug, bet pralaimėsiu. Tada man vėlgi geri žmonės, man visą dieną siuntė video, kaip šaudė Vitalijus, Aleksandras, Matas, kaip šaudė. Turiu labai daug jūsų video. Ir likus 3 pratimam man parašė, kad Vitalijus šovė misą. Video turėjau, ten susilėtinau, matosi, kad švytuoklė, ten 3 šūviai iššauti, viskas per viršų. Ir tada supratau, okei, Vitalijus kaip ir iškrenta iš šito. Tada atėjo žinios iš Mato, kad Matas šovė ilgam pratime misą. Tada aš jau paskaičiavau, kad Matas nebegali per likusius 2 pratimus manęs pavyti. Ir jau kai aš ten tas visus matematinius skaičiavimus pasidariau, jau aš nebespėjau Aleksandro rezultatų skaičiuoti. Ir tiesiog aš jau mačiau overallas, ten 99% ir ten 17 taškų, aš supratau, kad viskas. Jau dabar tikrai niekas nepasikeis. Tai vėl, gerbėmieji, jeigu jūs norite pasiekti daugiau šitam sporte, jūs turite mokintis skaičiuoti ir prisitaikyti. Aš suprantu, kad vėlgi mes irgi tą diskutavom, o kaip tas yra psichologinis faktorius lošiantis. Nes kai tu žinai, kad tau reikia vytis, yra sudėtingiau, negu tu žinai, kad okei, aš čia galiu pasirinkti taškus ir aš vis tiek laimėsiu. Viskas taip, bet mes ne 1 dieną šaudom. Tai mano nuomonė, aš esu pralaimėjęs, turiu net pavyzdžių, esu pralaimėjęs paskutiniuose pratimuose, esu ir ištempęs paskutiniuose pratimuose, kai man reikėjo rizikuoti. Bet kai tu žinai, kas vyksta, tu gali aiškiai numatyti. Ir šiuo atveju mano konkurentai paskutinius pratimus, jeigu jie būtų atsakingiau šovę, o ne rizikavę, jie nebūtų misų, potencialiai aš galėjau likti 4. Tai čia yra vėlgi 1 ir 2 faktorius. Tai yra 2 faktorius yra tai, kad sėkmė turbūt. 2 mano konkurentai paskutiniuose pratimuose šovė misus. Ir 3, ką aš čia 3 užsirašęs. Mano game planas pasiteisinęs, vėlgi priminsiu, tiesiog aš stengiausi per varžybas padaryti kuo mažiau klaidų. 18 pratimų yra maratonas. Pratimas po pratimo aš šoviau 86% alfų, kas yra labai daug, tikrai labai daug. Tai šį kartą tai pasiteisino, aš vėl grįšiu, pakartosiu dar kartelį, kad tai buvo labai įtempta kova ir čia lėmė ne mano meistriškumas, visų pirma, tas irgi lėmė, bet tas sėkmės faktorius. Šiuo atveju man pasisekė, kad aš laimėjau. 11 klausimas. Kaip vertini savo šių metų varžybų sezoną? Tai jisai dar nėra pasibaigęs, bet aš kažkaip tai tą tokį jaučiu šiais metais lietuvišką prieskonį savo visose varžybose, nes visur konkuruoju su Lietuvos sportininkais visose disciplinose, kurie laimi arba yra prizininkai Lietuvos reitingo varžybose. Tai man kažkaip tai labai iš tos pusės aš vertinu tikrai gerai, nes Rifle Čekijos Slovakijos čempionate
buvau antras tarp lietuvių, vertinau gerai. Tada Lenkijos lygiavamzdžių čempionate, ten jeigu combined, mes skirtingose divizionuose konkuravome, bet aš su savo tuo beneliu, su užtaisimais sugebėjau smarkiai geriau pasirodyti negu sportininkai su Open'e, su dėtuvėm. Ir PCC laimėtas Lietuvos čempionatas. Tai va dabar kas toliau, tai pasižiūrėsim. Pažiūrėsim, jeigu šausiu pistoletą, ką aš ten galiu išspausti, nors tokį jau jaučiu, kad artėja sezono pabaiga. Tai tas toksai, nežinau, malonus jausmas. Netgi dabar yra Liepos 30 diena, jau pabiškai gyvenu atostogų nuotaikom. Tai reikia atsargiai su to mintim gyventi, nes jeigu, kaip ir sakiau prieš tai, jeigu tik tai pagalvosi, kad jau viskas, tai tau ir gyvenimas ir parodys, kad jau tikrai viskas ir eik treniruokis ir ark toliau. O jeigu pasirenku PCC discipliną tęsti, tai tada dar laukia labai labai rimti iššūkiai. Tai pasižiūrėsim. Bendrai vertinu gerai, su rėmėjais gerai, su treniruotėm labai labai gerai, turbūt sakyčiau, kad geriausi metai. Tai pamatysim. 12 klausimas. Mačiau, kad daugiau laser amo nebus. Ar gali pateikti porą pavyzdžių, kokios būna priežastys, kad bendradarbiavimai nutrūksta? Tai turiu pasakyti, kad esate pastabus sekėjas, nes šitas dalykas yra paminėtas tik vienoje vietoje. Tai dabar tų tokių pavyzdžių, galbūt kelis išskirčiau. Čia vėlgi žiūrint per mano prizmę, kadangi aš tą darau jau dabar 15-16 metų su rėmėjais, tai mano kiekvienais metais yra tikslas, kad kaip atlyginimą, kaip jūs darbe norite pasikelti atlyginimą, tai lygiai taip pat aš irgi noriu pasikelti atlyginimą rėmėjų prasme. Jeigu aš matau, kad yra abejojama arba yra pateikiamas tas kontrapasiūlymas su prastesnėm sąlygom, bet už tą patį darbą ar tą pačią darbo apimtį, tai yra viena iš priežasčių, kodėl aš, kai tu nusileidi, tu nebegali tikėtis, kad kažkada tai viskas vėl pakils į viršų. Ir aš tokių turiu tikrai ne vieną atvejį. Konkrečioje situacijoje, kur paminėta klausime, tai ten situacija gal kiek paprastesnė. Tiesiog, kadangi aš metų viduryje dėlioju jau 2027 metus, tuo pačiu ir su rėmėjais, per mėnesį laiko tiesiog viena pusė praignoravo mano prašymą, o kitas rėmėjas tiesiog sugalvojo, kad jisai gal norėtų, užklausė, sakykime taip, kokiu būdu jisai galėtų užimti jų vietą toj visoje rėmėjų mano struktūrai. Tai kadangi tenais nebuvo komunikacijos, o čia buvo labai aiški ir gera komunikacija, tai, kaip sakant, man toj situacija atrodė win-win. Tai o dar išskirt sunku dabar taip, aš galvoju, matot, mano visi esami rėmėjai yra, tas pats laser amo, 9 metai, kiti jau yra 10+ metų. Aš dabar bandau tiesiog prisiminti, su kuo. Dar vienas gerai pavyzdys yra tiesiog rėmimo politikos pokytis. Čia vėl mes kalbam apie darbo apimtį. Kai tau sako, žiūrėk, ar tu gali daryti tą patį, bet už 50% mažiau negu būdavo anksčiau. Ne. Komunikacijos nebuvimas irgi viena iš priežasčių. Vėlgi, kadangi aš tą darau tikrai labai ilgai, aš jau noriu, kad su manim maloniai bendrautų. Man yra labai labai svarbu, kai mano darbas yra įvertinamas, ta komunikacija yra aiški, mes ten turime tuos online meetus,
kas kažkiek laiko aš galiu prisidėti prie kažkokių tai techninių galbūt sprendimų, kuriant produktus. Tai yra įdomu ir tuo pačiu naudinga man ir aš jaučiu, kad aš tada kuriu kažkokią tai dar papildomą vertę. Tai vėlgi grįšiu prie to, kad turbūt įvairiausių gali būti priežasčių, bet visų pirma yra turbūt komunikacija. Komunikacija, kuri padeda priimti vienus ar kitokius sprendimus ir išvengti kažkokių nesusipratimų, turbūt taip. Tai va tiek. 13 klausimas. Labas, klausimai epizodui. Ką galvoji apie tokį didelį kiekį DQ ir kaip vertini, kad tikrai ne C lygio šauliai kažkodėl dalyvavo kaip C įvardintos sportininkų pavardės? Kaip tai gali lemti kitų motyvaciją? Tai dėl DQ aš sutinku. Aš turbūt per visus tuos beveik 20 metų sporte procentų 10+ varžybose DQ nesu, man atrodo, niekada susidūręs. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl pats atšaudęs varžybas, aš sportininkam, prie kurių pasiruošimo prisidedu, parašiau, kad žiūrėkit, pamirškit, ką jūs ten darysit. Numeris 1 dalykas – išgyvenkit varžybas, nes varžybos tikrai saugumo prasme buvo sudėtingos ir sakyčiau taip, naujiems sportininkams netgi taktinė prasme buvo sudėtingos. Tie, kas turi daugiau patirties, jiems tie variantai, kad tu gali susikurti taktinius sprendimus, priiminėti A, B, C, yra labai labai faina ir įdomu ir tai yra vėlgi žaidimo dalis. Žmogui, kuris tik pradeda sportuoti, jam tai tampa labai viskas, labai apkrauta. Jam reikia galvoti apie saugumą, jam reikia dar nepamiršti, kur taikiniai, nes sprendimų yra įvairiausių. Ir dar reikia kažkaip tai pataikyti. Tai iš tos pusės aš kaip ir suprantu tuos pradedančiuosius turbūt, ar mažiau patirties turinčius sportininkus. Dėl klasių. Kiek man teko girdėti, man atrodo, kad esama taryba iki rinkimų, kurie ar metų pabaigoje, ar kitų metų pradžioj, pataisykite, jeigu klystu, man atrodo, ruošia kažkokius tai pakeitimus. Nenoriu gilintis į detalės, kas ten bus pakeista, bet šitose varžybose aš pats su tuo susidūriau, nes aš buvau įkeltas į C klasę, bet aš tada tiesiog iškėliau klausimą, ką man parašyti oficialų raštą, jeigu reikia, kad aš tiesiog tapčiau unclassified, nes ne dėl manęs yra klasės kuriamos, o tam, kad pradedantys sportininkai, žengiantis žingsnis po žingsnio sportininkai, ten C, B klasės sportininkai, kad jie galėtų pakonkuruoti tarp tokių pačių kaip jie. Ir panašu, kad tie argumentai buvo išgirsti, aš buvau įkeltas į M. Vėlgi, M teoriškai net nėra klasė, tai yra overallas. Tai tu gali ar unclassified padaryti kaip užsieniečius. Man atrodo, čia labai yra kiekvieno mūsų asmeninis sprendimas. Ar mes norime konkuruoti. Tai vėlgi tie sportininkai, kuriuos įvardinote, aš manau, kad jeigu jie būtų norėję, jie būtų tikrai M klasės sportininkai, bet nežinau, medalių C trūksta, nežinau. Aš netgi esu dar vienais metais buvęs dar kitokioj situacijai, kai per vienus metus aš sugebėjau šauti Lietuvos vicečempionas buvau su 99 ar 98%, kas yra M klasė, Lietuvos čempionatą laimėjau 100% M klasė ir pistoletą Production Optic Show 92% M klasė. Galvojau, geras paustas bus, kaip aš mėgstu, vienintelis Lietuvoje visose disciplinose M klasė. Bet buvo vėl ištrauktas kažkoks tai ten, nežinau, aprašas, kurio aš niekada nemačiau, kad tam, kad tavo tą klasę užfiksuoti, reikia šauti minimum 2 varžybas. Žodžiu, man tą kartą nepaėjo. Tai man ten išdalino, kaip sakant, ten laimi Lietuvos čempionatą, dalina tave iš ten 3 ar 4 ir tu ramus sėdi su 33% C klasėje. Bet, čia yra niuansai, bet man atrodo, kad jie bus sprendžiami
noriu tikėti, kad dar iki metų pabaigos, vėlgi, aš net neabejoju, kad kažkas iš tarybos šitą epizodą irgi pažiūrės ir galbūt jisai duos kažkokį dar papildomą impulsą šitą klausimą išspręsti. Kaip tai gali paveikti motyvaciją, aš visiškai sutinku. Kad savo lygio sportininkai, aš labai gerai suprantu, kad kiekvienos klasės tas medaliukas, tai, kad tu laimi, kad ir ne overallą, viskas prasideda nuo kažko tai. Tai vėlgi tai yra, klasės yra atėjusios iš ar IDPA disciplinos, kur jos tikrai puikiai veikia, ar iš Amerikos, kur USPSA yra klasės. Aš nežinau ten tų detalių pačios sistemos, kaip jinai, ar tu gali būti išmestas į žemesnę, ar tu, jeigu jau ten pasieki ten masterį ar grandmasterį, ar tu ten jau būni, kaip sakant, užfiksuotas, šito aš nežinau. Bet vėlgi grįšiu prie to, aš manau, kad mūsų esama taryba yra pakankamai adekvati ir jinai sugalvos būdą, kaip padaryti, kad tokių nesusipratimų tiesiog nebūtų. 14 klausimas. Ar gali naujokui patarti, kokie turėtų būti treniruotės pagrindiniai akcentai? Nuo ko pradėti? Tai aš gal išskirčiau taip bendraja prasme 4. Tai pirma, sugebėkit pataikyt. Antra, sugebėkit saugiai judėti su ginklu ir pataikyt. Kai sugebate ir tą, keliaujate į trečią, sugebėkite pataikyti ir ieškoti būdų, kaip tą daryti greičiau, tai yra šaudymas einant ir šaudymas iš nepatogių pozicijų ir panašiai. Ir 4, konkurencija. Turite konkuruoti su kažkuo tai pageidautina stipresniu negu jūs, nes tai visą laiką duoda impulsą tobulėjimui. Tai va tokie būtų akcentai. 15 klausimas. Kuris Gram Power Excalibur labiau patinka? Lengvesnis ar sunkesnis? Kodėl? Tai aš atsinešiau juos abudu, parodyk jums. Lengvesnis ir CO sunkesnis. Kaip matote, po vamzdžių yra papildomas svoris. Tai mano darbinis arkliukas yra būtent šitas. Bet šiaip manau, kad tai yra vis dėlto labiau įdirbio ir treniruočių klausimas. Aš naudoju su juo sunkią kulką. Aš visą laiką laikausi nuomonės, kad pati sunkesnė įranga, sunkesnis pistoletas, ar tai būtų karabinas, jisai suvalgys dalį atatrankos. Tai mano pasirinkimas būtų šitas. O šitas kol kas toksai maža ką šitam atsitiks. Tai ką, imi šitą ir šaudai toliau. 16 klausimas ir turime naują rubriką. Žmonos klausimas vadinasi. Klausimas skamba taip. Kaip neįsivelti į dramas šaudymo sporte? Tai labai per trumpą laiką sugalvojau 4 taktinius sprendimus. 1. Nekelti telefono ragelio. 2. Neatsakinėti į komentarus. 3. Kai sėdi prie virtualaus stalo, nepasiduoti provokacijoms. Ir 4. Nevartoti alkoholio, kai sėdi prie klaviatūros. Tai va tiek. Va ir viskas. Per vieną kartą pavyko įveikti visus 16 klausimų. Ačiū visiems, kas nepatingėjo pagalvoti temų, kas paspaudžiate laiką, parašote komentarą. Neatmestina, kad dar klausimai atsakymai epizoduose susitiksime šiais metais. Ruoškitės savo sezono pratęsimui, turbūt taip reikėtų sakyti. Pistoleto liko dar 2 reitingo varžybos, karabino dar viskas prieš akį. Tai visiems didžiausios sėkmės, susitiksim vienur ar kitur. O dabar aš jums sakau iki.